Aš visą video filmavau su telefonu, nes nenorėjau vežti savo kameros, nes tiesiog tenais gyvename universitete ir daiktus palikdavome tiesiog bet kur. Po to šiek tiek apgailestauju, bet aš tiesiog negalėjau pasiimti kameros su savimi, nebuvo tokios galimybės. Bet aš manau, kad vis tiek tai nesutrukdys perduoti gerų emocijų ir įspūdžių. Tai tiesiog keliaujam ir pasižiūrim mano šitą vieno savaitgalio istoriją. Va, kaip gražiai pavadinau. Ir beje, aš čia renginio metu, kurį filmavau, aš susitikau žmonių, kurie mane atpažino iš vlogų. Tai buvo, wow, kažkas tokio amazing. Ir kad tas žmogus tave pažįsta ir prieina pasisveikinti ir sako, va, žiūriu tavo video ir labai fainai kuri ir kažkas panašaus, ta prasme, tai yra neapsakomas jausmas. Tai su keliais iš tų žmonių, kurie mane atpažino, aš netgi nusifilmavau ir jie perdavė linkėjimus, tai galbūt ir tavo miestai bus perduoti linkėjimai, tai žiūrėkit iki pabaigos. O dabar apie viską nuo pradžių. Aš ką tik išėjau iš matematikos olimpiados, buvo rajono etapas, 4 valandas sprendžiau uždavinius, nuo kurių man galva dabar tiesiog. Žodžiu, dabar skubu iki namų pasimti daiktus ir lėksiu iš karto į Kauną, į LMS žiemos forumą, iš kurio ir bus šis vlogas. Tai nesugebu atsidurti tokiose situacijose, kai važiuoju ten, kur vietos nepažįstų žmonių irgi, tai šiandien irgi taip pat bus. Ir aš realiai nepažįstu ne vieno žmogaus, su kurio praleisiu šį savaitgalį. Tai bus labai daug naujų žmonių ir aš manau, kad bus žiauriai smagu ir įdomu. O dabar laukiu, kol mane pasiims tėtis. O svarbiausias uždavinys - spėti į autobusą ten. Va, jau buvom darbo grupėse ir dabar atvažiavom į universitetą, kur miegosim, įsikūrėm, bet su naujais draugais ir dabar valgysim. Žiauriai fainai, aš sakau vlogerė, žinokit, aš sakiau jai, kad sakau po 20 metų, kai turėsiu 300 milijonų subų, žinot, ten galėsiu pasigirti, kad kai jis žvaigždė bendrau. Aš šiaip linkėjimai visiems, subinkit, prenumeruokit. Perduok linkėjimus savo miestui. Jonavai linkėjimai. Dabar bus socializacija. Jaučiu, kad pradėkim. Esu Miglė Sulaitė, abiturientė Garsuosios Laisvės gimnazijos, kuri esu viena iš iniciatorių didžiojo streiko. Aš filmuoju video, gal galėtum kažką pasakyti mano žiūrovam? O koks tavo vardas? Goda. Godai. Goda, mylėk kitus ir mylėk save. Ačiū labai. Labas rytas, jau šeštadienis. Rytą pradėsim su Meo. Gavom pusryčius su smailiuku. Dabar turim laisvą laiką. Mes vlogė. Mes laukiam arbatos. Gali sustabdyti, aš turiu tau kai. Ne, mes dabar filmuojam. Darom vlogę. Tai prašyk listelis. Prasme, kol mes lauksim tos arbatos. Trys delegatai kol kas paliekam 3, vėliau žiūrėsim, kiek turi bus poreikis juos. Mes abi susiderinusios kepurės. Aha, čia 2 pirštai. Meo. Tai brangiai kainavo. Važiuojam į socializacijos vietą. Daug žmonių.
Sunday morning, and I never want to leave. No, I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Coming out from my leaf. Labas rytas, šiandien visai nemėgau, tai nebe man kaip aš atrodau. Ir šiandien paskutinė forumo diena ir šiandien jau keliausiu namo, viskas labai greitai prabėgo. Aš švietimą testuoju. Paskutinės forumo dienos pusryčiai ankstyvi. Nežinau kiek laiko, bet šiaip realių pusryčių dar negavom, tai pasidarėm tokius. Var praėjus kelioms valandoms gavau tikrus pusryčius, košę. Ačiū. Sėkmės visiems klaipėdiečiam. Bučkiai klaipėdiečiam. Perduok savo miestui linkėjimus, man atrodo, neperdavai. Linkėjimai Kėdainiams. Sveiki, tai linkėjimai Josunio gimnazijai ir Kėdainių rajono kūrybai, tai visiems kėdainiečiams. Perduok savo miestui linkėjimus. Kėdainiai linkėjimai visi. Žodžiu viskas. If you want it, said you got it. If you want it, take my